Kągi, sveiki visi, tai yra 21 C++ pamoka ir šioje pamokoje mes pradėsime dirbti su ciklais ir pradėsime nuo ciklo while. Jis yra, mano manimu, paprasčiausias ciklas ir nuo jo geriausia pradėti, nes vis dėlto susidarysime kažkokį įspūdį apie tos ciklus C++ kalboje. Taigi, iš pradžių, kas yra tas ciklas? Realiai paprasčiausiai apibūdinti jį galima taip, kad jis tiesiog padės mūsų kodą vykdyti daug kartų, neperrašant to pačio kodo mums patiems. Kitaip tariant, jeigu jūs norite įvykdyti kažkokį kodą 10 kartų, jūs neturite kartoti to kodo 10 kartų. Jūs galite pasinaudoti ciklu, parašyti vieną kartą tą kodą ir jis bus vykdomas 10 kartų. Na arba tiek kartų, kiek jums reikia. Okay? Tai parodysiu elementariausią pavyzdį. Tarkim, jūs norite išvesti į ekraną kažkokį tekstą 3 kartus, ar ne? Ir jūs rašytumėte cout ir būtent tą tekstą. Tai jau 3 kartus panaudotumėte tą patį kodą, kuris beveik visiškai nesiskiria, ar ne? Arba apskritai nesiskiria. O ciklas jums leis parašyti tą savo eilutę tik vieną kartą ir vykdyti tiek kartų, kiek jūs norite. Tai pradėkime. Iš pradžių, ciklui while mes turėsime susikurti kažkokį kintamąjį, na būtent šiam pavyzdžiui, kuris yra paprasčiausias mano manimu. Tai susikurkite kintamai, tarkim, skaičius ir priskirkite jam reikšmę 0. Toliau rašykime ciklą while. Tai sintaksė tokia: raktažodis while, skliausteliai, ir skliausteliuose yra rašoma išraiška arba sąlyga. Tai jeigu išraišką rašysite, tai gali būti, tarkim, reikšmė true arba reikšmė false, bet realiai ciklas while vyks tol, kol šioje vietoje jūs jam pateiksite reikšmę true. Bet tai nereiškia, kad jūs šioje vietoje turite rašyti būtent boolean tipo reikšmę true, nes jeigu prisiminsite, kai mokėme sąlygų, tai kiekviena sąlyga, patikrinusi ten būtent ar kintamuosius, ar kažkokias reikšmės, jį jums gražina, ar tai yra teisinga sąlyga ar neteisinga. Kitaip tariant, jį jums gražina reikšmę true arba false, priklausomai nuo tos sąlygos, ar ne? Tai jūs galite čia patys įsivesti true, bet tuomet šis ciklas vyks nuolatos, tai yra jis bus begalinis. Nes čia maždaug taip ir skaitome tokį ciklą. Vykdyk kodą, kuris bus po šiuo ciklu, tol, kol tiesa, o tiesa bus visados, nes mes jos nepakeisime, būtent to true. Tai šis ciklas bus begalinis, nes visą šį sakinį, kurį parašėme, galime perskaityti taip: kol, tiesa, ir vykdyk tą kodą, kuris bus kodo bloke po šio ciklu, tarkim, štai čia, ar ne? Tai jeigu jūs norėsite ten išvesti į ekraną tekstą, kokį nors ten, tarkim, na nesvarbu, bet kokį tekstą, pasileisite programą ir matysite, kad jums tą tekstą išveda ir vis kartoja būtent tą jūsų kodą, kurį jūs įrašėte ciklo viduje, ir vis jums jį ir vykdo. Tai, kaip minėjau, išsijungsiu programą, ciklas while vyksta tol, kol skliausteliuose kažkokia išraiška ar ten sąlyga gražina reikšmę true, arba tiesiog kol šioje vietoje yra tiesa, ar ne? Tai mes čia patys įsirašėme reikšmę true, todėl ciklas vyksta nuolatos ir jis nesustoja. Tai kaip mums išspręsti šią problemą, nes mes norime atvaizduoti kažką 3 kartus? Tai realiai galime pasirašyti čia sąlygą. Visiškai tokia pačia, kaip if sakiniuose rašėme ir taip toliau. Tai sąlyga, kol skaičius yra mažiau už 3, tol vykdyk štai šį kodą, kuris yra ciklo viduje. Pasileidus programą, matysime vėl, kad mums nesustoja vykdyti to pačio kodo. Ir tai yra todėl, kad jeigu žiūrėsime į visą tai logiškai, tai pastebėsime iš karto, kame priežastis. Taigi, pradėkime nuo pradžių. Turime kintamai pavadinimų skaičius, kurio reikšmė yra 0. Ok. Šį sakinį galime skaityti taip, kaip jau minėjau, tai tiesiog while verskite į lietuvių kalbos žodį call ir skaitysite taip: call, kintamasis skaičius yra mažiau už 3, tol vykdyk šį kodą. Ok, gan paprasta. Taigi, kol skaičius yra mažiau už 3, kintamasis skaičius yra 0, tai jeigu, iš tikrųjų 0 yra mažiau už 3, todėl vykdo šį kodą.
nes sąlyga teisinga. 0 yra mažiau už 3. Ok. Tuomet ciklas vykdomas antrą kartą. Vėlgi klausia, ar skaičius yra mažiau už 3? Taip, nes 0 yra mažiau už 3. Ir to kintamojo skaičius mes niekuomet ir nepakeičiame, ar ne? Nes mes nieko su juo daugiau nedarome, tik vieną kartą jį sukuriame ir vėliau tiesiog tikriname jo reikšmę. Bet jis visuomet lieka 0 ir ši sąlyga visuomet grąžina tiesa, tai čia visiškai tas pats, kaip įrašyti šioje vietoje dabar true, nes visuomet bus tiesa, ar mes rašysime sąlygą ar nesąlygą. Todėl ciklas ir vykdomas visą laiką. Bet tam, kad įvykdyti savo kodą 3 kartus, na, šiuo atveju jūs galite vykdyti kiek tik norite kartų tą ciklą, bet viskas, ką mes turime padaryti, tai šiame pavyzdėje mums tiesiog reikia prie kintamojo skaičius reikšmės pridėti vienetą ir pasileisime programą ir matysime rezultatą, kad mums tą tekstą išveda į ekraną tik 3 kartus. Arba kitaip tariant, kodas, kuris yra šio ciklo viduje, įvykdomas 3 kartus. Taigi, kaip viskas veikia? Turime kintamą į skaičius, kurio reikšmė yra 0. Ciklas vyksta tol, kol skaičius yra mažiau už 3. Ok, klausiam, ar 0 yra mažiau už 3? Taip. Tuomet išveda mums pirmą kartą šią eilutę. Tuomet pridedame prie kintamojo skaičius reikšmės vienetą. Tai tas 0 jau tampa vienetu. Ciklas vykdomas antrą kartą ir mūsų klausia, ar skaičius yra mažiau už 3? Vienetas yra mažiau už 3. Tiesa, vykdomas šis kodas antrą kartą, tuomet prie kintamojo skaičius reikšmės prideda dar vieną vienetą, tai gaunasi, kad mūsų kintamasis skaičius jau yra 2, tuomet mūsų vėl klausia, ar 2 yra mažiau už 3? Taip. Išveda į ekraną trečią kartą tekstą, prie kintamojo skaičius prideda dar vienetą, tuomet mūsų kintamasis skaičius jau yra 3, ir tuomet mūsų klausia, ar 3 yra mažiau už 3? Ne, tuomet grąžina false ir kodas daugiau nevykdomas. Būtent dėl to mūsų kodas yra įvykdomas tik 3 kartus. Na, tai tiek šioje pamokoje, tikiuosi viską supratote. Jeigu turite klausimų, būtinai klauskite, pasistengsiu atsakyti. Na, bet iš tikrųjų, manau, pateikiau patį paprasčiausią pavyzdį ir manau viskas aišku. Ir dar šioks toks niuansas, tai kad šioje vietoje jūs galite realiai rašyti bet kokią taisyklingą C++ išraišką. Tai yra ar tai reikšmė, ar tai sąlyga, ar tai dar kažkas. Vėlgi, jeigu tai sąlyga, tai gali būti bet kokia tik jums reikalinga, ar kokia tik jums patinka, ar ne? Tai yra galite naudoti bet kokį operatorių visiškai taip pat kaip if sakiniuose. Galite lyginti reikšmės, galite lyginti kintamuosius, na, kaip tik norite. Tiesiog visuomet mąstykite logiškai ir viskas jums puikiai veiks. Na, tai tiek šioje pamokoje, ačiū už dėmesį ir iki.